Sveiki. Na ką, 100 metų ir daugiau nedariau ASMR filmuko. Ir kada tik tai išeinu į TikTok laivą ar į YouTube įkeliu filmuką, vis manęs kas nors paklausia, atsiranda kas paklausia, na Evelina, kada ASMR filmukas? Ir sakau, nu tai va, TikTok'e čia bus naktį, laivą darysiu. Sako, ne, mes norim ir į YouTube kanalą ASMR lietuviškai. Taigi, dabar turiu šiek tiek nemiegot ruošiuosi, turiu ką paveikti, susidėlioti ir rytojui susiruošti. Ir gavau prie to pačio, kaip tik pajungsiu kamerą ir pafilmuosiu. Bus ir relaksas man, gal tikiuosi ir jums suveiks kaip ASMR. Tai va, prisiminti bandysiu senus laikus ir pafilmuoti truputį. Dabar naudoju naują mikrofoną, kurį pasiėmiau iš TikTok shopo, nusipirkau. Labai fainas toksai. Ir bandau, kaip garsas vyks. Nežinau, pirmą kartą dabar filmuoju, nes man vis nepavykdavo, vis garso nebūdavo. Tai va dabar vėl, nežinau, kelintą kartą bandysiu pakalbėti, tikiuosi šį kartą jau bus garsas ir tada bandysim. Jeigu nebus garso, teks imti senesnį mikrofoną ir daryti. Jėtus pradėjau kalbėti ir va. Tai va, išbandysim prie to pačio mikrofoniuką naują. Ir čia šiandien buvau vintažinė markete ir prisipirkau visokių vintažinių dalykiukų. Tai va dar irgi parodysiu. Ir po to dar papuošaliukų turiu, kuriuos reikia išrūšiuoti, išdėlioti, paruošti į pardavimą mano Vinted ir Depot parduotuvės. Taip pat ką pati nešiosiu, ką kur. Tai žodžiu, viską reikia susidėlioti, pasišniukštinėti, kaip tik jums parodysiu. Na, tikiuosi patiks. Ir ką, einam žiūrėti, ar įsirašė šitą dalis dabar normaliai. Ir tada galėsim toliau tęsti. Na ką, pabandom. Sveiki, dar kartelį. Pakeičiau mikrofoną. Galvoju, kad šitas bus geriau. Bet to jau irgi turėsiu paklausyti kaip garsas. O ką veiksim, tai va turiu dėžę, kurią turiu išpakuoti. Ir pažiūrėti, ką dėti pardavimą, ką dėti dovanoms, ką sau pasilikti. Turėjau tokias 2 dėžes, liko štai antra dabar išpakavimui, atrūšiavimui. Tai noriu šiandien šią naktį išpakuoti, atrūšiuoti ir kad jau rytoj galėčiau nufotografuoti ir įkelti į Vinted ir į Depot. Na ką, bandom. Taip, tokį vieną jau dirželį įdėjau į prekybą. Jo kaina šiaip yra 12,99, įdėjau už 7 svarus, bet dar niekas nenupirko. Tai dabar šitą gal reikės įdėti prie kokio rinkinuko. Arba galvoju dar kitą variantą, kad perdaryti. Ir aš gaminu ten ant lango visokius papuošaliukus, o čia štai, kaip mato, tokie kristaliukai. Tai galvoju, gal būtų visai įdomu pakeisti ir pergaminti. Nes vieną jau prekyboj turiu, tai su šitu galima bus kažką kito paveikti. Taip, toliau ką turim auskariukus tokius. Čia tai tikrai parduotų, aš tokių nenešiosiu. Čia ant kaklo papuošalas, bet man, kai apsirenginėju, ką nors viską, tai visai fainai sakau ir ant galvos taip užsidėti.
žinot, kaip ant kaktos būna. Toks įdomus visai. Tai gal pasiliksiu. Čia vienas auskaras, vieną mačiau kažkur tai voliojasi. Čia turėtų būti dėžutė iškritęs atskirai. Į plaukų segtukai. Man tas maišelių garsas kaip patinka, va taip. Toliau ką turime? Dar auskariukai tokie. Parduotuvėj kainavo 5 svarai. Bet aš pirkau visą tokią dėžę, visą bundlą. Perku tokiais didelesniais kiekiais, kad reselingą daryti, perpardavinėjimą. Ir kai ką sau pasilieku, kai ką draugiam padovanoju. Kas fainesnio. Minimalus ir mamai patinka, tai ir mamai į Lietuvą nuvežu lauktuvių tokių. Čia apyrankė tokia. Ir auskarą radau antrą. Taip, reikia prisekti prie to, nes vis atsiskyręs kažkur tai būna. Taip, priseksim. Video va toksai ir bus pasiknisimas dėžutėje, truputį paplepėti. Čia toks pakabukas paprastas, nieko blatno. Reikės išardyti šito ir pridėti prie bendro rinkinuko bundlo. Čia irgi tokie karoliukai, akmenukai. Paprastutis toks va. Tokius dažnai išardau, perkerpu ir ką nors gaminu. Į plaukus špilkutės, segtukai kaip čia, sagučiai. Čia dar turim. Čia kaklo papuošalas. Toks yra, mačiau, visas rinkinukas. Ir šitas, ir ant rankos dar, ir auskarai. Dar kokia apyrankė. Stengiausi daryti kuo vėliau filmuką, video šitą filmuot, kad vaikai miegotų, bet kadangi yra savaitgalis, jie vis tiek nemiega, tai gali dar kartais girdėtis ir jų balsai. Irgi visai gerai, čia šiaip kaklo papuošalas, bet visai gerai ir ant kaktos, va dabar per Helovyną užsidėti. Tararam. Toliau yra štai toks
toksai, kaip ir tas mėlynas buvo, dar ir rūžavas, štai. Gražutis visai toksai. Princesiškas. Čia štai apyrankė. Dar kažkoks, gal papuošalas ant kaklo, toksai persikiša ir taip. Net nežinau tiksliai. Karoliukai fainai. Tokia grandinėlė ant kaklo. Vieną panašią jau nupirko iš manęs, tik buvo kažkaip kitaip, dar blizgėjo daugiau, ne baltai, o dar kažkaip tai. Už 3 svarus nupirko. Čia juoda dar tokia čokeriukas ant kaklo papuošalas, štai. Dar turime ant kaklo papuošalą tokį miniatiūrinį. Oho, painėlynė. Toksai gražiai irgi blizga. Truputį pakeičiau. Nuėmiau dėžę, buvau pajungus, kadangi čia bandomasis toksai video, buvau pajungus ausinės, galvoju, bus geresnis garsas, girdėsiu ar šnarą, ar brašką, ar kas. Nufilmavau 4 minutės, galvoju, ką reikia patikrinti, ar įsirašė. Įsivaizduot, neįsirašė garsas. Jo, taip jau man būna. Tai va, dabar žiūrim, ką dar turim, vadėlioju. Tokie dar kaklo papuošalai. Čia naisva, įdomus. Jau lik toksai ir buvo, bet gal anoj dėžutį. Va, tokie man patinka. Gražu. Tokie ale akmenukai, ale perliukai. Faini. Kaip jums? Kokio iš vis jūs stiliaus papuošalus nešiojat? Parašykit. Su plunksnelė šitas gerai bus. Tikrai ant galvos. Čiunkšt plunksnelė per vidurį. Jau rytoj reikės kažką pasirenginėt, pafilmuoti, Halloweenui pasiruošt. O dar koks čokeriukas. Prisipainioja visko.
O, koks gražus. Taip gražiai. Mėlynai tie. Ar čia? Va, taip mėlynai. Spindi. Gražutis toks minimalistinis, paprastas, bet fainas. Čia visai toks paprastutis. Auskariukai. Vėl pakeičiau truputį. Taip keitaliosiu, žiūrėsiu, kaip kas čia geriau. Šviesas viską dabar biškį uždegiau šviesos, nes matau trūksta. Ir kaip sakiau, kaip kitos profesionaliai daro tuos video. Man tai patinka tokie ASMR, vat, kur kuičiasi, tokie labai, kaip vadinu, namudiniai. Tai jo, kam tokie nepatinka, kam patinka tie išglostyti, tai jau tada ne čia pataikėt, aišku, kitur teks žiūrėti, nes pas mane va tokie paprasti tie video, kaip sakau, senoviškai darydavau, man tokie ASMR patikdavo, tai ir toliau tokius kursim, tik aišku su garsu derinsiu, kad būtų kuo geresnis garsas, nes dabar aišku dar reikia, yra kur tobulėti. Šitas irgi įdomus. Princesė kokia ten rengtis. Fėja. Kas čia prisipainiojo? Apyrankytė. Tai pavyzdžiui galiu sugalvoti konkursą dabar, kas žiūrite šitą video ir kas jau išklausėte iki tiek. Tai va jums užduotėlė, kad sudalyvautumėte konkurse. Pavyzdžiui, kas parašysit komentarą apie šitą video, ar apie papuošalus, ar kokį klausimą užduosite. Žodžiu, bet kokį komentarą, kuris jums dabar šauna į galvą, bežiūrint ASMR, ar kažkokių patarimų turite man, ar ką. Tai išrinksiu, pavyzdžiui, 3 komentarus, kurie man labiausiai patiks. Ir apdovanosiu kažkuriais iš šitų prizų. Sekančiam video aš parašysiu, kas tenai vat išrinkti, ir sekančiam ASMR video galėsim kažkaip tai išsirinkti prizus ar išsitraukti, padarysiu loteriją, bet vat iš tų, kurie dabar jau bus po šiuo video man pakomentavę. Ir pavyzdžiui, šitas konkursėlis vyks iki sekančio video. Kol nufilmuosiu jau. Tai savaitę laiko, nes visada ASMR kelsiu kas savaitę. Tai žodžiu, iki sekančio video, kas pažiūrėsit šitą ASMR ir parašysit komentarą, išrinksiu 3 komentarus. Aišku, čia bus labai mažai, nes nedaug kas žiūrės ir nebus komentarų. Ir gali būti, wow, 1 ar 2, kurie tik tai išgirs iki šitos vietos. Tai yra didelė tikimybė, kad galite laimėti. Todėl jeigu jau jūs išklausėte iki šios vietos, tai nepasididžiuokit ir parašykit komentarą. Ir tada kažką tais gausite iš šių papuošaliukų. Štai toks kaklo papuošalas, kažkokia grandinė, sunku išnarplioti. Reikia tą popierių nuimti, nes kai tie popieriai, tai jo labai sunku.
nori pabėgt. Štai toksai pakabutis. Va, tokį jau turėjau. Pasakojau, kad vieną jau pardaviau. Tik nežinau, ar Vintede, ar Depop'e. Tik buvo, kad šitie kristaliukai kitaip spindėjo įvairesnėm spalvom. Nors ir baltas atrodė, bet daugiau spalvo. Dabar šitas va, tik baltai spindi. Taip, ką čia dar turim? Šitas vainutis. Kaklo papuošalas, gražus, koks šitas va. Užsikabini sau. Tararararara. Gražiai. Kažkas sulipo, atlipo. Taip, štai tokie. Čokeriukas iš tokių karoliukų. Taip, kaina 8 svarai buvo. Turi dar siuntinukas iš Amerikos ateit. Nusipirkau vintažinių papuošalų už $50. Aišku, ten dar siuntimas kainavo, bet fainai laukiu. Tai bus įdomu man po tokius senesnius, va čia tai nauji supakuoti, naujoviški, tai netaip veža, kaip tie seniai vintažiniai, ten gali atrasti lobį, oho. Špilkutė kokia. Tuščių maišelių išbirėjau čia man. Va tokia rūžava. Čia dirželis jau labiau. Kaip seniau, kai jauni buvom, nešiojom. Pamenu, turėdavau tokių. Delikatus pakabukas, gražus visai. Jau daugiausiai čia eis visi į bendrą tokį bundlą, kelis padarysiu rinkinukus ir parduosiu Vintede. Kas žinot, kas nežinot, galit užsukti mano Vinted parduotuvę. Tai yra Evelina Braškė, taip pat Depop, kas Anglijoje esate. Ir galit pasižiūrėti, ko ten yra, kuom prekiauju. Užsikabinau kažkaip ant papuošaliukų. Pirmiau kosmetiką dėjau, paskui rūbų dar. Dabar labiausiai veža bižuteriją, juvelyrika ir rankų darbo papuošalai. Bet ir rūbus perkuosi irgi iš kitų prekiautojų, ir rankų darbo, ir pergamintus. Žodžiu, įdomu. Štai dar koks šokeriukas jau toks irgi vienas buvo. Ir dar vienas.
O dar irgi jau šitas buvo. Va ir kartojasi keli. Va. Du tokie patys. Paprasta žilka ir keli karoliukai. Opa, ir šitas jau buvo. 12 svarų. Auskariukai ir kaklo papuošalas. Delikatus, minimalistinis čiokeriukas metalinis su keliais kristaliukais baltais. Gražu. Žiedeliai. Šiandien buvau turgui, tokiam Laulaus įvente. Ten buvo vintažinė tokia šventė, kur vintažą visi pardavinėjo 1920–70 metų. Tai paskui dar parodysiu, ką nusipirkau. Nusipirkau tokį švarkelį ir odinę striukytę. Šitas labai fainas. Pavyzdžiui, va ir kad ir šiaip galima, bet ir per Helovyną, kai fainai prie kaklo toks emo, raganiškas. Jo, aš mačiau šitus įci, tai brangiai pardavinėjo ir po to, kai atradau šitą, galvojau, wow, tai irgi įdėjau į parduotuvę savo už 10 svarų. Bet po to liktais dar nuleidau dabar. Nes va dar vieną turiu, tai reikės pamažinti truputį kainą. Bet fainas. Jetus kaip gražiai. Kaip jums? Kaip gražiai spindi. Nu va, buvo tokia apyrankė, buvo čiokeriukas ir dar auskariukai. Apyrankė. Tokia. Dar viena apyrankė. Irgi iš karoliukų apyrankė. Dar vienas šitas kaklo papuošalas, kur sakiau patiko man, toks princesiškas, ale perliukai, ale akmenukai atseit. Ir va, dar vieną turiu. Tai galėsiu ir savo pasilikti, ir į prekybą dar įdėti. Tokį rudą mačiau buvo, dabar va dar žalias. Apyrankė. Ir prie apyrankės kaklo papuošalas dar matau. Va. Toksai.
juos, tai jo tuos kristaliukus nusimsiu, nes gaminu tuos ant lango tokius papuošalus, ne papuošalus, ant lango dekoracijas. Ir va tokie gerai gaudo saulės spindulius. Tai va, saulės spinduliukams gaudyti gerai. Tokie karoliukai sueina. Žodžiu, viskas panaudojama. Dar tokie. Kalėdas primena. Kaip ant eglučių tokie yra. O dar šitas jau toks atrodo kokybiškesnis. Šitas tai toks green kalėdinis, ant kalėdinės eglutės, o šitas va jau toks rimtesnė apyrankė. Ir toks masyvesnis, jaučias taip labiau, tvirčiau. Apie šitą jau irgi kalbėjau, rodžiau, kad toksai sunkiai kažkaip neįsivaizduoju, kaip jį nešio taip sunkiai jisai. O bet šitas patogiau gal krenta. Gal kaip vyriška labiau, ne jau. Kokia čia jo kaina buvo 8 svarai. Žiedeliai, auskariukai, tuščių šiukšliukų, o maišeliai tai man patinka traškinti. O prie to, kur rodžiau kaklo papuošalą, dar ir auskariukai yra. Galima prisitaikyti. Žiedukas kvadratinis. O, vėl kaip gražiai spindi. Reikės papuošti ir mikrofoną. Kai tiek visko yra, galima visur prikabinėti. Va jau tokius rodžiau, tuos
spalvas. Čiukeriukus, čia štai dar ir apyrankės ir dar buvo auskariukai. Galima taip, galima išvertus ir taip. Pasipliskinti. Apyrankė tokia bliskanti. Štai tokia apyrankė. Kelių grandinėlių toksai su pakabučiu blizgančiu kristaliuku štai. Pabandysiu taip. Tegul čia blizga. Tokia jau sidabrinės spalvos buvo, dabar dar auksinė štai. Šitas dar antras, va turiu dar žiūriu vieną. Šioj dėžutėj labai daug pasikartojančių. Pirmoj dėžutėj nebuvo tiek pasikartojančių. Auskariukai. Apyrankė. Dar viena apyrankė. Ir dar apyrankė. Va jau irgi šitą buvo rodžiu. Jo, šitą labai daug vienodų visko yra. Čia tokie irgi apyrankė ir mačiau buvo tokie auskarai ir kaklo papuošalas. Dar va ir rinkinukai ir apyrankė. Šitus irgi jau matėm. Šitas gražus per čia perkišė ir toksai ilgas kabo. Kas turi krūtinę, vainai taip įkrenta į vidų. Gražus šitas. Reikia gal savo pasilikti, bet tai, kad krūtinės neturi špikutės, neįkris niekur. O taip turėtų įkristi. Įsivaizduoja, kad seksualiai taip gražiai atrodo. Taip pat per kaklą persikiša, taip, per skilutį čia, o
Kolumbytė. O ėmiau tam, kad su skylutėm yra. Sakau, pasidėsiu čia indelį, o čia va bus man smilkalams įsikiš, nes labai mėgstu smilkalus. Ir visur ieškau visokių smilkalinių, tai va iš šitos man bus smilkalinė, tik reikia dar susirasti indelį, kad kai įkišiu čia smilkalą, kristies smilkalai, tai va. Ir dar vieną va mažytę, tokią kolumbytę. O dar visą kitą tai parodysiu. Rytoj dar vloginsiu. Tai vlogė mano bus. Bet kas nežiūrit mano vlogo, tik tai ASMR, tai parodysiu ir per ASMR. Tai va, šiam kartui tiek. Gal ir užteks. Tikiuosi, atsipalaidavot, užmiegot kažkas. Gal žiūrėsit antrą kartą ar trečią. Parašykit, kaip jum, kas jum. Ir duokit patarimų, ko labiau norit, kokių filmukų. Šnibždėti ar pusbalsiu kalbėti, ar įdomu apie papuošalus, ar ten kaip anksčiau ką nors spalvinu, gaminu. Įdomu, ar rodyti su veidu, ar be veido. Žodžiu, visus savo pastebėjimus rašykit.